Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, sveikinu su pavasariu, kuris panašu ne tik ir kalendorinis atėjo su visa pagarba žiemai, ačiū užteks. O Eurolyga irgi su tais sezonai susijus, nes man atrodo, pavasarį žymi tą jau tikrai paskutinę stadiją. Sužaisim ir lemiamus sezono mačus per šį gamtos sezoną, sužaisim ir playoffus visus. Tai sveikas, Martynai. Labas. Wow, kaip iš tikrųjų atrodo Eurolygos lentelė, su Martynu irgi stebėdamėsi dar prieš laidą ją žiūrim ir po labai ilgos pertraukos Žalgiris jau lenkia komandas pirmajame dešimtuke, jeigu anksčiau laikydavosi, dalindavosi tomis vietomis, tai jau už dvi komandas turi daugiau pergalių, tai yra už Monaką ir už Panathinaikos, už pačią turtingiausią Eurolygos komandą. Ir Žalgiriui tą seriją pratęsti bus sunkiau negu galvojau iki vakar, prisipažinsiu. Valencija man vis dar tie atrodo, kad nelietuviškai pasakysiu, bet overperformina, atrodo, kad kažkadagi jam čia turi baigtis. Ir netgi nuoširdžiai galvojau, kad bus jam reikalų su baskais. Baskai tą taurę laimėjo, galvojau, namuose, čia ispanai prieš ispanusgi čia viską moka žaisti. Tai ištempiau lygiai gal 17 minučių, 30, man atrodo, jau pasiekė, nes jo, po pirmos pusės buvo 35. Per pusę buvo ten. Wow, kas ten darė, šiaip kosminis Valencijos krepšinis. Martynas gal šiek tiek daugiau papasakos, kas ten tai vyko ir dar kartą tą krepšinio taisyklę pasineigė, kur tik buvo finaliniam ketvirtį Ispanijos. Valencija gavo nuo Realo, o Realą atkrovė Baskonį ir atrodogi čia beveik lygios komandos, ką pamatėm penktadienį. Tai čia žinai, tai buvo Monako gal išskirčiau porą žaidėjų pagal tai, kad kai laimi taurė, kas atsitinka, bet paskui paliesim gal Monaką, čia Baskonė, pašventė normaliai, aišku. Net neslėpė treneris to parungtynį. Tai ką ten slėpsi, jis ten nieko ne, jis ten jau pirmam kėlinyje vaikštinėjo pirmyn, gal pirmam kėlinyje 30 prasleido, 3-5, tai per pirmą pusę šiam 8. Čia Eurolygos rekordas per pirmą pusę. Tai iki tol rekordas buvo 2000-aisiais šiam 7 taškus įmetė per pirmą, tai 26 metų laikėsi. Wow. Tai čia kosmosas, tai Baskonė, netėjo dar, vis dar paradose, ten aišku sunku, nes ten žiūri, pašventė, tada lėktuvė pašventė, tada autobuse pašventė, tada paradas ten iš vakaro, ar ten 2 dienas prieš, ta prasme, tai matosi iš energijos, iš kiek laisvų metimų, visiškai buvo nepasiruošę rungtynė, ta prasme, tikrai netėjo galbėtis, vaikščio, bandė kažką ten kiteliot, keis, bet kad ten keis, pirmam kėlinį 3-5 pasileido prieš Valenciją, Valencija žaidžia tai, ką, plus dar Valencija gerai pataikė, bet aišku, ten tų metimų laisvų, kiek buvo, kur nori, ta prasme, tranzicijoje, deriniuose, ta prasme, kur nori, Valencija, kiek ten suleido 15 traikų iš 31. Aš pertrauksiu, žinai, aš irgi taip žiūrėdamas tos jo, kaip jie mėto. Ir buvo ta mintis, tikrai Žalgiris neduos tokių metimų. Tikrai per daug lengvų metimų tie gynėjų, ten Montero atrodo kaip per apširimą didžioji dalis. Tai ja, tai žinai, aišku, tas Puerto ten įeina nuo suolo, žinai, centriukai meta, Thompsonas ten iš vis pakyla tik antram kėlinį, smėgia trajeką iš karto ten, tai ten nieko, aišku, žinai, jie gerai pasijuto, tai pasijuto plus 20 pasidarėm, tai Valencija kaip 20 plus pasidaro, tai jie jau tenai žaidžia savo krepšinuką ir jiem tenai vienodai. Ir čia per 8 minutės, 20 ir tikrai taip nebus, ta prasme, man tai žinai, tu galvoji, kad čia kažką apie Žalgirį, aš iš kitos pusės apie Žalgirį pagalvojau, kad taip neleis, tai jo, čia vienas dalykas, bet kad Žalgiris tiesiog žais kitokį krepšinį, patingesnį, ten baskai, ten, kai kuriuose situacijose, kaip įprastai jie žaidžia, reikia pasakyti, kad ir baskai, aišku, ten laisvi nužiauriai nepataikė, tarsi ir laisvi buvo gerų metimų, bet, normalu, kad turbūt jiem ta taisyklė negalioja, kad čia laimėjai taurę ant emocijos, tai čia labiau į tą kitą pusę, kad laimėjai taurę ir grįžo į realybę. Tai turbūt tai sutvirtina ir, žinai, tą visą Ispanijos taurės, žinai, tą didingumą, surprizus ir taip toliau. Tai čia buvo visiškas surprizas, kad jie laimėjo tą taurę, ir akivaizdu labai iškart pasimato. Gal ne taip stipriai turėjo pasimatyti, kaip pasimatė, žinai, prieš Valenciją, bet aš manau, kad jie grįžo į tą realybę. Ir motyvaciniai turbūt dalykai čia žino, kad dėl nieko. Žinai, pirma mintis, kai žiūrėjau, tai pirmą kėlinį, tu jau buvai parašyma, kad nelabai įdomu išsijungi, bet, aišku, nežinau, kad ant tiek jau ten. Aš galvoju, kad tiesiog krepšinis neįdomus, kai tu man parašai, negalvoju, kad ant tiek ten daug. Aš nespoilinamas. Jo, nespoilinai visiškai man ir
Aš pagalvojau, kad jau tiesiog baigė sezoną. Pirmą mitizmą, kad, laimėjom taurę, sezonas pavykęs, ta prasme, nes pas juos taip yra. Ok, taip, negali pabaigti sezoną, žinai, minus 30, žinai, nuo visų prasikraut dabar tą likusios tos rungtynės, bet realiai, Eurolyga jam pasibaigus, jie laimėjo taurę. Ir prisimins 95-6 sezoną, sakys, geri metai, buvo taurė laimėjo. Taip, tai faktas, kad dabar galės sezoną, tai nesvarbu, kaip jis pasibaigs. Ok, Eurolyga viskas aišku, out, tai čia ir tas vienas dalykas, tu nekovoji dėl nieko, žinai, ten tos kitos komandos, kurios laimi taurės, tai jos dar kovoja, žinai. Šaras, Monakas, Žalgiris, žinai, tai jos kovoja dėl tų geresnių vietų, tai jam yra visai kitaip. Ar Baskonį ten skaudėjo tas pralaimėjimas, jis neskaudėjo jam. Ir labai puikiai, žinai, atspindi, kai tas išleido bolą 17 metų, nežinau, matė galia rungtynių, kokio ūgio ten, bet koks skūdas, tai ten žiauriai, ta prasme, ir minus 30, ten 2 kartus davė, neįmėti vieną, būtų kitas kamuolys numušė lanko, kitą nesąmonę metė, trečią taką ant trajeką įlėjo. Palauk, pažiūrėsiu, koks ūgis, blemba. Toksai, jam 17 metų. 208 debutavo ir įmetė trajeką visą savo. Minus 30, man atrodo, minus 20. Visą suranš. Arena pasikurs, rezultatas minus 30. Aš suprantu, kad taip, bičias jaunas atsidaro, žinai, įmetė trajeką, ten tą emociją, bet prie minus 30. Aš Kauno Arena tūsintus prie minus 30, koks vaiksi mes tu. Manau, kad ne taip. Na, aišku, žinai, Kauno ten irgi būna publika palaiko, atsistoja ten visi ir taip toliau, iki galo būna komanda, bet ten antroji pusė tai jau buvo, ta atmosfera, mirus, ten ir taip tos, atmosferos ten kiek ten jos būna, ten pareikia, bet ten tiesiog, galbėčiau tos emocijos, ten ramiai vaikšto, ten nieko ten nebedaro, tiesiog atsisko į asistentus. Bet po rungtynių Griežtas buvo, sakė, kad aišku, kad beveik nesitreniravo, nes šventimo daug buvo, tą irgi paminėjo, bet sakė, gaila, kad neturim, nes jie kažkaip irgi ten tų laisvų dienų, turbūt čia tas FIBA breakas, tai norėčiau daryti dabar treniruotę, I want to kill them. Jo, bet jisai čia ant emocijos tokį, žinai, tai, bet čia aš vis tiek, jisai viduje jis irgi žino, kad ten jo ta irgi, ta kėdė klausimas, žinai, kai būtų pasibaigti, būtų, žinai, būtų į taurę nuvažiavęs pirmą gravį ketvirtinį gavęs, žinai, ir viso gero, būtų dar čia tokio prasileidęs minus 30, žinai, po tos ir žiūri, kad jau čia kažkas ieško jau pakeitimo, tai sakau, ten tą emociją, prie minus 30, tai tik parodo turbūt kiek žinai, ta taurė prieš rungtynės ateina Sidikerskis kelią, aš niekada nesprasdavau šitų, pažiūrėjau, tu laimi taurę, tai tiesiog to parodo, kad tau net tos rungtynės tau yra galvoj. Bet atvežiai savo panam parodyti. Jo, bet tu turėjai autobusą važiuoti per miestą su paradu, paradą pasidarai ten iš tų, aš mačiau ten tuos, žinai, šventimus iš tų balkonų, ten kalbos, tai tie patys žmonės susirinko, ne kiti, ten to areną, aš suprantu, kad kažkur tai padėta dar kažkas gali būti, jo, bet tau tik parodo, kur tradicijos. Tau tik tai parodo, kokia koncentracija ir kaip tau tu gal, žinai, džiaugiesi, faktas, kad jie džiaugiasi ir jiem ta Eurolyga jau antram plane. Tai, aišku, dar gal kažkiek nepakrito, kad Valencija atvažiavo, kurie irgi, žinai, pikta po tos taurės, plus Valencija nori likti aukštai Eurolygų, tai tikrai motyvuota atvažiavo. Nuo pat rungtynių pradžios, kai pradėjo bėgti taip ir nesustoja, gal kažkiek antroji pusė apsiramino, aišku, sunku, žinai, įmest šiam 8 ir paskui būti plus 30 ir paskui vėl, žinai, antrą pusę žaisti, tu žinai, kad po 2 kelnių jau viskas viso gero, nėra jokių šansų, žinai, praloštų rungtynių ir tu matai tą Baskonijos, žinai, nusteikimą, tai manau, kad apskritai psichologiškai tą antrą pusę turėjo būti pakankamai sunku žaisti. Aišku, ten žaidži toliau savo, ten tos metimukus mėtė, tai šiaip, įspūdingos rungtynės, realiai, kas išėjo, pasižiūri pliusus, minusus, visų pliusai, minusai, visi pliusai, nėra nei vieno minusų, mažiausias pliusas, minusas, plus 5, sako. Tai ta prasme, tai parodo, kad, tiesiog buvo visiška dominacija, vieni vartai ir bet nepaimčiau šitų rungtynių kaip kažkokio, žinai, kad čia, wow, dabar sužaidė Žalgiris, dabar turi bijoti. Pirmą jau praeis pakankamai laiko. Bet forma kažkiek rodo irgi. Tai forma gera, man atrodo, kad formai nereikėjo jų įstikinti, žinai. Forma gera. Plius dabar, žinai, langas ir taip toliau, savaitė, žinai, iki tų rungtynių, tai aš manau, kad čia visiškai... O kartais tokia plus 30 ir Meškos koja pakiša. Aš manau, kad, žinok, pasimirš. Jeigu žaistume būtų dvigubo kokią savaitę, žaistume... Tada labiau, ne? Gal kažko dabar, tai ką, išsiskirsis, palsės, kiti, kad šitam turbūt važiuosi į rinkinį, žinai, yra ispanų, tai aš manau, kad čia negalima daryti tokių išdų, plus Žalgirio irgi tokia situacija. Į rinkinį išvažiuoja, žinai, ir Cisko, ir lietuviai matėm, kad pasijungia, žinai, prie rinktinės 3, tai tas plus laisvų duos kitiems žaidėjams, ko tai čia susirinks vėl iš naujo, tai aš nemanau, kad čia reikėtų žiūrėti tas rungtynes, tai dabar čia Žalgiriui bijo. Taip, faktas, kad žais Valencija, žinai, namie, faktas, kad ten labai gera komanda ir taip toliau, Žalgiris yra antra mažiausiai tritaškų praleidžianti komanda Eurolygoj, tai labai svarbu prieš Valenciją, nes Valencijos vis tiek pagrindinis ginklas, kai visi dideli metai išskyrus Sako, tai, ta prasme, tu matai, kokie metimai ten, sakau, vakar
Puerto išeina nuo suolo, prasme, tiesiog iš nieko, jis okei, jisai metikas yra. Šėjo lėta, prasme, ten nėra. Apie Puerto mačiau gandą, kad Madrido Realas labai nori kitam sezonui. Tai Madridas žinai būna. Išpirka pasirašė, tie turi kontraktą pasirašę ir milijonas yra išpirkos suma ir gali būti, kad neatbaidys, nes Puerto nelabai laimingas po to, kai Ispanijos rinktinė gana didelį vaidmenį turėjo, čia praktiškai negauna tų šansų, gauna, bet gerokai mažiau. O Realas treniruoja Skariolo, tai nori šitą. Bet ten dažnai būna, kad išpirka, ta prasme, ten tų Abaldę kažkada išpirko, žinai, būna tų išpirkimų. Nu jo, tie grandai vis tiek pildos nori. O Ispanų tos komandėlės vis laiką pasirašo, žinai, tas kontraktus, kad būtų išpirkos didžiulės, ta prasme, kad, nu, tai čia toksai jų yra biznis vidinis, tai čia nieko nestebina, dar ne už tokius yra milijonus mokėję, tai čia viskas kaip ir, ta prasme, viskas logiška, o šiaip ta forma, nu ką, Valencijos gera, bet, sakau, tritaškų stabdymas bus tikrai vienas svarbiausių dalykų. Žalgiris apie 8 tritaškus ten prasileidžia šiaip per... O Žalgirio tritaškių, va ta gynyba prieš tritaškius, čia dėka Svičiolas yra neparankus, ne tiesiog Svičiolas, nu ir paruošta, žinai, tos pagalbos visos, žinai, nepalieka, jeigu kažkas ten labai gali, žinai, mest, nu ir jo, Svičiolas faktas, kad gelbė, aš pažiūriu, kas mažiausiai praleidžia, tai Šaro praleidžia komandą mažiausiai, ką daro, po 7,6 pagal procentą apskaitai Šaro komanda prasileidžia tik tai 31,5%, žinai, tritaškų, tai tikrai žemas pats pirmas numeris Žalgirio 6 yra. Bet Valencija irgi neleidžia savo šiaip važiuovam pataikyti iš treko, nes 3,7% važiuovo pataikymas iš toli, tai trečias rezultatas, tai skau. Ir kaip pažiūrės bendrą dabar dar pažiūrėjau po šitų visų, po šito turo, tai Valencija yra viena geriausiai besiginančių komandų Eurolygų, kas šiaip atrodo pakankamai keistai, nes dabar aplenkė netgi ir Žalgirį Tel Avivo po šitų, aišku, dabar šitos rungtynės kažkiek, žinai, su Baskais, tai dabar realiai turi antrą gynybos reitingą po Fenerio, aišku, Feneris tenai prieki konkrečiai toliau, bet Žalgiris 6 gynybos reitingą turi, aišku, labai panašiai čia. Tai per 2 pratęsimus 9-4 prisileido. Ne, tai čia tiesiog kartais keičiasi, bet Valencija, žinai, galvoja, kad greitai žaidžia, žinai, daug tritaškių ir panašiai, bet ir gynasi tikrai ten tos, jie labiau tokia energija, aš pasakyčiau, jie ten irgi Svičiolo irgi daug, ten tų mobilus dideli, žinai, tų pagalbų iš stiprių pusių labai daug, nu kas įprasta šiaip pas Ispanų komandas ir panašiai, tai ten tos tikrai ir tie stand vadinami dalykai, tai skau Cisko, Gosų, gal Gosų mažiau, Cisko tai tikrai reikės ten tuos dalykus skaityti, nes ten vienas prieš vieną nepalieka, ta prasme, jau taip akivaizdžiai. Tai Raito dominavimą aš norėčiau, daug atkovotų kamuolių ir Nu tai čia, žinai, čia nuo energijos. Tubelis šiaip galėtų prieš, atrodo, Tubelis tas pradėlė, atrodo, pakankamai parankus, žinai, žaidėjas. Jie tokie, kur sako apie fiziškas komandas, negali apie Valenciją sakyti, ne, jie nėra. Jie nėra gal tokie labiau gal bėganti komanda, žinai, visai kitą pusę, bet sakau, bet, žinai, kai tu gali taip greit bėgti ir panašiai, tai kartais kompensuoji tą fiziškumą. Bet vis tiek gynybos reitingas su tokia sudėtim šiaip stebina, kad jie taip yra aukštai pagal gynybą, nes tikrai nėra nei ten kažkokio lanko saugotojo didžiulio, žinai, Sako vienintelis, bet ten realiai vos ne trečias centras, žinai, pagal minutės, vis tiek jie daugiau žaidžiant perimetro, bet ten toksai bendras, sakyčiau, darbas, nu ir ten skau, jau esame kažkada kalbėję, kad labai komandiška, ten visi susiklijavę, ten nėra nepatenkintų, plius minus, kaip paskėpė Puerto dabar, bet ten, nu, aikštelė nesimato, išeina, visi dirba, arė ir taip toliau, tai skau. Tas tikrai bus svarbu, bet šiaip žiauriai laukiu šitų rungtynių, žiauriai įdomu, kaip Žalgiris pasiruošė ir kaip Valencija atrodys. Prasme, tikrai vienas tokių išskirtinių. Niekada nebūtum pagalvoję prieš sezoną, kad blem žiauriai laukiam, kaip Valencijoje Žalgiris atrodys, kad kovos dėl pergalės žiauriai svarbios, žinai, 30 kokiam čia turė ir bus žiauriai įdomu, nes abi komandos top 6, tai iš kosmoso, visiškai iš kosmoso. Apie Baskus dar trumpai galim, Radzo vienas iš tų retų lietuvių gaunančių dar minučių pažaisti, bet irgi jo nykios rungtynės kaip ir visos komandos, greitos 2 pražangos, nors startinė 5 pradėjo, man to ten 3 minutės tik jis gavo pažaisti. Nu ir paskui kažką dar kelias minutės dadėjo, tai apie jį aš nežinau, ar iš viso, ar ir tu ką nors turi. Ne, tik kad vieno offensive roundo pakartojo, paskui irgi 2 taškus įmetė, 2 metimus išsimetė, kiek čia žaidė, 9 minutės, beveik 9 net ne 8 minučių, tai nelabai ką ten gali ir... O atviravo apie jo situaciją Rimas Kurtinaitis, dalindamas interviu prieš rinktinę, nes buvo paklaustas apie Radzevičių ir, kaip pasakė, taip išreiškė, anot jo Radzevičiaus, taip turbūt taip ir sakė, Radzevičiaus karjera Eurolygoje ant plauko laikosi, nes jis turi tik iki šio sezono galo tą kontraktą ir neva klubas nelabai norėtų, kad jis važiuotų.
Ir dėl to jisai nusprendęs likti, kad įsitvirtinti Eurolygų ir ten Kurtinaitis be jokių priekaištų, kad supranta, čia Radzevičius visada atvažiuodavo, čia dabar pats tai paprašė. Bet tada, žinai, aš matau tą įžaidžiantį 8 minutės, matau tą komandą apskritai nežaidžiančią, galvoju, ką jūs čia dar knysat protą dėl tos rinktinės, leiskite jiems žaidėjim ir ką dabar tą Radzevičių čia jausis, kad pataupė tas 2 dienas, o tai jam svarbus turbūt ant tiek. Tai va kažkaip. Bet irgi, parodo turbūt tą požiūrį. Pats krepšininkas parodo kažkokį klubui lojalumą, jeigu tai padės tą sutartį sudaryti, tai duok dievę. Čia, žinai, jeigu pasako, žinai, klausimas, žinai, ar čia, žinai, kartais būna, kad ir atmazai prasideda, žinai, tokie, kad kažkas kažką pasakė, paprašė ir taip toliau, kad nevažiuoja, bet aš nemanau, kad Radzo yra tas žaidėjas, kuris čia, žinai, tiesiog paimtų pasakytų, kad nori pailsėti ar nori ten pabūti ir taip toliau. Jeigu klubas paprašo, nu jo, šiaip iš Radzevičiaus pusės pažiūrėjus, nu, tu gauni šansą Eurolygoje, tai jeigu dabar, sakykime, su Baskais nepaina, ar gautum vėl kažkur darbą kitais metais Eurolygoje, nu, jeigu reikėtų kitos komandos, ko ieškoti. Nu, sunku, man tai šiaip sunku žiūrėti, nes nu, realiai tu turi rolę kažkokį gynybinį. Nebent lietuvišką vieną. Ką? Nu, iš Žalgirio nebent. Jo, bet Žalgirio ta pozicija visa pilna. Nu, vis dar pilna bus ir pilna, tai čia, žinai, būtų, ten, nežinau, Ulė kontraktas baigtųsi ar Būtkės, tai tada jo, bet nu, aš nematau, kaip jie trysia, vis dar nematau. Bet ir kaip, žinai, Žalgiris gali sau leisti prabangą, žinai, ir taip toliau, nu, bet turbūt, žinai, jeigu 3 būtų vieno kažkokį neregistruotum, nu, tai irgi atrodytų, nežinau, ar Žalgiris yra ta komanda, kur taip gali daryti, o kitas komandas, nu, nežinau, ar žinai, dabar nu, vis tiek tu taip gavai šansų ir lygų tai mato, bet nu, tu lakstai, offensive reboundas, fast breakas, žinai, ir daugiau realiai, nu, tu... Okay, tu net... Nu, čia labai kažkas konkrečiai nebent ieškotų. Jo, nebent konkrečiai, grinai va tokio, kur kažką gali, žinai, kaip pitbuliuką, žinai, gynyboje ir taip toliau kažką O kaip galvoji patiem Baskam, tarkim, nu tai gerai, jisai prisidėjo prie titulo, kas pas juos nesimėto tie titulai, jisai buvo žiauriai naudingas per tas rungtynės, kad ir ne taškais, bet tas jo plius minusas, virš 20 komandai didžiausias. Jisai tas, kur, kaip ir sakai, neprašo kamulio, tas gynybinės užduotis, tai kai jau yra komandoje, tokį turbūt turėtum būti suinteresuotas turėti. Tai vienas dalykas, žinai, ir galbėti lieka. Čia yra turbūt vienas dalykas, vienas svarbesnių. Ar jie patenkinti, sakykime, jo rolę, kad ir, aš manau, kad jie patenkinti jo rolę. Taip kaip jį naudoja, aš manau, kad patenkinti, žinai, klausimas. Tik nemoka milijono Radzo, nesitikė. Ar galbėti lieka, nelieka ir tada tu žiūri dėlioji kitą komandą. Plius tada kitas dalykas, nu, kiek tų žaidėjų lieka. Žinom, kad Baskai, žinai, ten tų žaidėjų ir kartais paleidžia, nu, aš manau, kad Kabaro, nežinau, turi kontraktą, ten tikrai bus žaidėjų, aš manau, kurie paliks tą komandą ir bus tų naujų žaidėjų. Tai, žinai, tu ten norėsi keisti visus ir neturėti, žinai, nei vieno žaidėjo ir taip toliau, tai aš manau, kad aš tai nenustebčiau, kad, sakykime, jie būtų patenkinti ir sakytų, tokia rolė mums tinka, sąlyginai nebrangus kaip jam, tai tu pamatysim, duosim visą sezoną nuo pradžios, žinai. Vėl, reikia nepamiršti, kad jis atvažiavo į komandą, kuri jau buvo sukomplektuota, taip, kažko padėti ant viršaus. Ar Radzo yra ta žaidėja, žinai, kuris čia gali, žinai, atvažiuoti ir uždominuoti, nu ne, nes čia Eurolygas, net nežaidės Eurolygoje. Nu, šiandien tokio tipos. Ir jisai visai kitos, žinai, jo, visai kitokio profilio žaidėjas, bet tai taip žiūrint, ar Baskai galėtų jį pasilikti, aš tai nenustebčiau tai savo rolį, jo, tai aš tai manau, kad taip, bet aš kalbu labiau apie kažkur kitur jau tada, nu, sakau, labai specifinis žaidėjas, nu, nežinau, kiek komandų, žinai, žiūri pagal tokią specifiką žaidėjo, kiek jiems yra, žinai, reikalingas, tai čia jau kitas klausimas. O galbėti po rungtynių spaudos konferencijų ir nemalonių naujienų pasakė, kad reiškia nepaėjo Sedekerskio reabilitaciją ir sakė, kad Sedekerskiui bus atlikta operacija ir tikėtina sezonas baigtas. Tai va jumi rinktinė ir va ir Čiurna, atrodo, kur prie tų Čiurnų visai, ką čia Čiurna kelios savaitės. Galbūt buvo klaida dabar, taip galėtum sakyti, padaryta, kad nuo pradžių to nedarė, o bandė išsivaikščioti, išsibūti ir žaidęs tais skausmais. Simboliška paskutinės rungtynės tapo būtent Kaune prie Žalgirį, tada pradėjo tą reabilitaciją, tai čia buvo lapkričio 25 dar dieną. Ir tada, atsimenu, gruodžio pirmoji pusėje Baskų ten kažkoks vienas iš vadovų pasakė, kad jau rytoj ar ant tų dienų jau darė, bet tą artroskopinę operaciją. Tai čia, kur tokia mažai invazinė, aš kaip suprantu, ne, ten per... Ir tada jau praėjo dar 2 mėnesiai ir nesusireabilitavo ir dabar jau turbūt pjaus normaliai ir baigtas sezonas. Nu, šiaip retai matom, kad yra Čiurnų tokie dalykai, ne? Ne, šiais laikais, apskritai vienas, kad Čiurna, bet tai turbūt, žinai, raišiai, dar kažkas, ten yra papildomų dalykų, žinai, kaip paskui Čiurna, tai ne visą laiką, kad paskui Čiurna ir viskas, ten yra visokių, žinai, pilišimų, įtrukimų gali būti ir panašiai, tai čia nėra, kad, kaip anksčiau būdavo jo, prieš 20 metų, paskui Čiurna, ledo uždėjai, ištino, tinimas praėjo, tai čia turbūt dabar vis tiek ten tų būna ir raišių ir taip toliau, ir šoninių, ir taip, ten daug ko
ko tikrai yra ir iš patirties žinau iš kitų kaip komandos draugų, kurie turi tų problemų, tai keista, kad šiais laikais neišsprendžia tokių dalykų iš karto, kad nepriema tokio sprendimo, žinai, kankinasi žmogus realiai. Ir čia realiai vos ne metus gausis, kad tu realiai tokį tau skauda vasarą, žinai, iki išsiperuoji tai ir kol grįžti. Nes ir ta pradžia tokia buvo, jo, tai tu suskaus. Tas vienintelis gal keista, aišku, turbūt pabandė, žinai, kad galvoja, kad užteks to ir susitvarkys, tai čia yra kitas dalykas, bet, nežinau. Čia visai turbūt tos dvi filosofijos, tos laukimo, tos neagresyvaus gydymo, tas rembiai labai dažnai būna. Žinai, dar gal kiekvienas kūnas skirtingai reaguoja, žinai, kaip sako, irgi vienam užtenka, kitam neužtenka. Ja, tada reabilitaciją padaryti, matai, kad nepaėjo, skauda toliau, padaryti tyrimų, žiūri, kad, negerėja, tada jau sprendi, kad reikia operuoti, bet, šiaip lieva situacija, tikrai ne kokia situacija, nes, žinai, galvoju, kad grįši ir porą mėnesių grįši, dabar realiai sezonas out, turi kontraktą, bet vis tiek neprideda, sakykime, tam pačiam Tadui vis tiek neprideda kažko, vis tiek metus praleidai be krepšinio realiai. Aišku, turi jis ten tą... Ne, tai čia aš kalbu labiau apie save. Tai va gavos, kad tas mūsų Europos čempionatas realiai Brangiai kainavo. Du turbūt vienus geriausių Eurolygos lietuvių visam sezonui išėmė iš rikiuotės. Dar jeigu prisiminti prieš čempionatą Echodas metams, kai tik irgi iškrito, tai galima ir suprasti, žinai, nepaisant ir trenerio kalbų apie duoklės Lietuvai ir taip toliau, bet čia yra reikalų. Dar per čempionatą gauta trauma turbūt ir tau pačiam psichologiškai netaip skauda, kaip jeigu atrankoji gautum ar kokiam pasirengime, tai neduok tu Dieve. Žodžiu, sėkmės gyt Tadui ir šiaip matęs nuotikos gerosios irgi ten vakar parodė iš pirmų eilių sėdėjo po krepšiu, po turėzų. Taurė apsikabinėse. Švesgi gali irgi nors ir nedainėtų. Tai matys, tos video mačiau ten visur, to žinai, kapitonas visą tą taurę nešioja, ten aišku, trenerių duoda ir Howardas ten mačiau nepaleisdavo tos per oro uostą eina ten dainuoja, vienu žodžiu, bet Hebrytė pašventė tikrai normaliai, bet taip ir reikia turbūt. Praeitoj laidoj jums pamelavau, kad čia bus toks turas, kaip ir viskas aišku, nes pirmas dešimtukas žaidžia prieš ne pirmą dešimtuką, bet Eurolyga sakė, pasiūlė palaikyti savo alų, kaip sako, ir pateikė stigmenėlių. Tai vienas iš tokių, kur tikrai turbūt mažai gal buvo galim tikėtis, bet nebent Martynas ateitį matant, ar numatei, kad Paryžius galėtų Atėnuose... Tai nesakiau, man atrodo, reikia... Kad Atėnuose jiems Paryžius sakė? Jeigu sakai. Nesakiau, nes aš kaip tik atviršiai sakau, kad Atėnai bus kokio ten dėliojom vietą trečią. Taip, kad kils, Heisas, visą ką. Aišku, reikia paminėti, kad Benanoje vis dar nemoka žaisti ir net artėjus Heisui... Benano ir Betamano žaisti irgi sunku, bet trenerio žaisti krepšinis, sudėtingas dalykas. Bet trenerio Eurolygą laimėjo prieš pusantrą sezoną, tai kaip ir... Ne, čia aišku, paskui heitinama žmonės, kad Atamaną heitinu, bet... Aha, mačiau tada, kai pasakė, kad ką iš čia kada laimėjo, tai irgi buvo... Gerai, man patinka, viskas super. Man patinka, bet, Rungtynės, kurių net Terezas neatspindi intrigos, nes Paryžius yra, ta žodis begalviai tokia yra, tu negali prie plus 15, o Telekom Center, kaip nedabar vadinasi, kaip tik žiūrėjom, kiek telpa žmonių, tu negali prie plus 15, žais taip, kaip tu žaidži 0-0, negali, aš jau pernai kalbėjau, man atrodo, apie Paryžius, tu negali taip žaisti, ta prasme, tu turi išlaikyti kažkokį solidumą, tu matyti rezultatą, ten plus 15, plus 10, ta prasme, ne tau, jau rezultatas mažėja ir tu vis tiek žaidži taip pat, kaip tu kilai kalną ir tą rezultatą didinai, tu turi stabdyti. Tu kitaip nemoki, taip net... Ką nemoki, tau reikia atsivaryti dvi atakas, palaikyti kamuolį 20 sekundžių ir vis tiek išsimesti tą patį metimą, kad tu išsimeti 3 sekundę. Tą patį išsimesi. Blogesnį neišsimesi. Ar ten suklysi, gerai, bet tai 20 sekundžių bent jau praeis. O ne 5, ten lipi į medį, ten kosmosas yra, ten neįtikėtini dalykai. Aišku, reikia pasakyti, kad ir Pau, trečiam kėlinį, ketvirto pradžioj, atrodė, kad žaidžia dvi Paryžiaus komandos, nežinau, bėga ten visi iš eilės ir Heisui tiko, ten visi pasileido, Džirai Grantas metė, aišku, Šorcas buvo Šorcas vienoje aikštelės pusėje, Hifi kitoje, ten buvo... Aš Reza buvau čia nustebęs, kad tu pamatai Reza, tikės, kad kažko, o ten vos ne, ar pirmas kėlinis, ten virš 30, bet ten antro pradžioj labai didelis. O 29, tai pirmas kėlinis 29, dar, tai aišku, Pau pasileido pirmoje pusėje, 8. 9, paskui biškai mažiau, pats antrą pusę laimėjo, bet, tai leido Paryžių žaisti taip, kaip tai nori. Ta mano irgi pastabų step-auto gynyba, ten ta pirmoji rungtynių pusė, ten ta step-auto Stockholm sudengtis, tai ten ta step-auto gynyba, ten buvo pasas, trajekas, offensive rondą pasiema atgal ant trajeko, kol įmės, ta prasme, tai, Pau prastai atrodė ir šiaip neturėjo net būti tokio rezultato, neturėjo nei būti, žinai, ten tų, Heisas paskui ten smėgė ten tos 2 trajekus,
daug diskusijų apie tą baudą galėsim padiskutuoti, čia atskira tema, bet realiai čia turėjo būti, nežinau, +10, +12 ir viso gero, ta prasme, Paryžius turėjo ramiai išėti be jokių ten tų emocijų, be jokių be nieko. Atamanas ten, aišku, žinai, pasiėmė ten tą techniką, ten kalė iš šalkūnės, bet ten, jeigu pažiūrėsi, ten šorcas su 2 rankom stabdo, žmogus nori vežtis, tu 2 rankom negali taip dengtis, pažanga pirma gynybai, ten paskui tai būtų puolime pažanga, man tai ten viskas aišku, Atamanas ten tą protestą rašo dėl to epizodo, tu rašai protestą dėl to, kad tau nesušvė puolime pažangos. Nu, cirkas, ta prasme, ten kviečia, ten vėl sėdas, ten kažkoks tas asistentas, nu nesąmonės kažkoks, lipant tų teisėjų, tu... Kitaip tavęs neparodys, tam jau nevaldai. Aš manau, kad jam jau dėmesio užtenka, jau tikrai užtenka, ta prasme, faktas, kad prastai atrodė visiškai gynyboje ir jis vėlė, o Paryžius buvo gerai, na. Visi, kas metė ten, tai hippie vėl, tai trakin, ten kosminė, tai laisvą palieka yra, ten trečiam kelnį ir 4 atsivarė, žaidė labai aukštai 2-2 žaidė ir tokį trumpą, žinai, stepautų darė, nes tuo metu jau nebedarė didelis, tokius trumpą, didelis atšokinėje, mažas lenda, galvoja, kad, aišku, 9 metrai galvoja, kad nemesi, bet nemesi, bum, ir Atamanas kažką atsisko ir žiūri savo žaidėjus, kad ten žiūrės iš 9 metrų tau trakia, ten lieti, kosmos šiaip gražus krepšinis buvo, tikrai gražus ir atrodė tikrai, kad viskas užsidarys, bet Heiso tada ten vienas trekas, antras trekas ten atsivarius, grūdamas ten įmeta, žinai, ten tada panikėlė ir ką, tada ateina tas epizodas, kurį galima padiskutuoti dėl tos pažangos. Ir šiaip -2, ne, tada Pau ir ėjo ant pergalės. Realiai Heisas, aš galvojau, ką jie darys, negi eis ant pergalės. Man atrodo, prie -2 tą savo... Dabar bijau pameluoti, bet jo, buvo -2. Jo, nes buvo +2 ir neįmetė Robinsonas iš vidutinio nuotolio. Jo. Ir išsimeta jisai tokį, numatęs, kad ir jo tą kūną, žiauriai netaiklų tą metimą, taip ir iš šono, ir į lentą, per aukštas, per smarkus. Nu ir gerai, pradeda Atamanas siautėti, pats Heisas nori baudos, Atamanas nori baudos, Atamaną, aišku, išvaro iš rungtynių. Aš garantuoju, dar gaus kažkokią baudą papildomą, nesgi ten yra įvesta, kad ten turi per 30 sekundžių ar per kažkiek palikti, ten vidury, sakyčiau, apskritimo tiek laiko stovėjo minimum. Ten buvo, nežinau, asistentas ar gal iš klubo darbuotojų. Kur vedė, jis skubino, ne? Teisėjas atrodo, bet žinai, bet ten dar skubino, ten taip mandagiai bandė pasakyti. Nubijo. Ir apsiska grįžta vėl prie to teisėjo, ten tas ispanas buvo pagrindinis teisėjas. Aš jau net laukiu, ar Atamanas kokio fizinio nesimsi teisėją, nes taip artėja, galvau, negi stumsi. Ir tas taip gražiai bandom, taip kolega, einam, tam vėl rodo, tas vėl atsiska, vėl kažką loja, visus pirštis išbadė. Bet ar šitos rungtynės tai buvo pagrindinis dalykas, neteisėjai šitos rungtynės, jie visą laiką verkia dėl tų teisėjų, ta prasme, tu pažiūri. Ne, tu čia kaupęs, matai, kad pralaimė. Bet ką kaupęs, bet jis kaupęs nuo pirmo kėlinio, kai tavo komanda neteina į rungtynės, tai tu reaguok į savo komandą, taip, metyti ant talentą, žinai, ant antram po 2 kėlinių, jo, sudaužai, bet, tai tu ne tą daryk, ne teisėjų, ten nebuvo tų situacijų. Ok, čia gali padiskutuoti, ten ta bauda ar nebauda buvo, realiai, vakar ten tą pakartojimą, nežinau, kokių 10 gal kartų pažiūrėjau. Ta prasme, ten realiai, kol nesulėtinti, kol dabar šiandien ryte nepamačiau ten to kadro, kur realiai liečia ten tą alkūnę. Aišku, Pau prezidentas įsidėjęs tą kadrą. Jo, tai visi įsidėjai, tai Heisas irgi. Kamulio kelimo momentų taip daug. Jo, ten tas kontaktas palėčia alkūnę, paskui per toli. Yra ten tas... Bet to kontakto negalėjo Atamanas matyti už nugaras. Tai negalėjo niekas to kontakto matyti, ten teisėjas negalėjo matyti, sakau, nes realiai per kamerą rodo, jeigu žiūri gyvai, tai net nesimato, atrodo, kad ta ranka atitraukta. Netgi sulėtinti rodė. O tas eina žudyti teisėją, nes akivaizdžios baudos nedavė. Tai va tas kažkiek man toks apsimestinis. Ok, pamačiau tą kadrą irgi kaip ir du. Kontaktas yra, faktas yra, bet tikrai ne dėl to pralošė. Taip, aš suprantu, kad skauda. Naidžeris dar pasakė, kad prisipažino pats varžovas, kad lieka ranka. He told me that he fouled me, tai užsirašė, kažkaip nežinau. Įtari, kad kažkur buvo, mačiau, pasirašęs, bet čia jau kitą temą tai, bet ar tu dėl teisėjų pralošė, ne dėl teisėjų tu pralošė. Realiai neturėjo, prasileidė 104 taškus nuo Paryžiaus, kuris puolimo komanda namie. Taip, suprantu, kad ir plus tai yra svarbios rungtynės, Pau, kad ir kaip keistai skambėtų, tai ataško tas pergalės, tai tu dabar eisi visiškai iš, gali būti, kad be namų pranašumo žaisi, galbūt žaisi netgi pleiną, nes jų tvarkarsis mes jau kalbėjom prie to laido. Tai tu sakai taip, galbūt jie 10, jie viena iš tų, kurios Žalgiris lenkia, jie... O jeigu baigi 10, tau reikia laimėti 2 išvykoje. Jeigu baigė 10, tai jau nebus pliofas, aš taip galvoju kažkaip. Nematau Pau 2 laiminčių, bet nebaigs 10, gal. Ne, okei, čia realiai vienas iš jų likusių rungtynių, vienas iš tokių lengvesnių buvo, ant popieriaus. Kaip namuos Paryžius. Tai ten tas vakaras tikrai yra sudėtingas, dabar derbis laukia, žinai, Graikijos, tai vėl tų emocijų ir pas Pirėjų. Okei, aišku, kiek Olimpiakos, žinai, ir Veznikovas su Milutinovu, žinai, nežais, Milutinovas turbūt, kad nes lūžis, Veznikovas klausimas. Aš tai manyčiau būžais. Bet žinot tą svarbą tiek Olimpiakos, tiek Panathinaikos plus išvykos rungtynės, išvykos varžovų teritorijoje, tai irgi įdomu, tai skau.
Nu, taip, tu žaidži be Nano, nu, bet, nu, tu Paryžių turi apsilošti be Nano. Taip, ten tą taurę laimėjai, nu, bet, nu, Paryžių turi apsilošti. Kaip Nigelis papasako, kaip tai ką 30 naudos tu rinko? Man tai toksai, žinai, 30 naudos kažkaip gal iškipėnės ten tie 2 trakai, gale, žinai, kodas kamuolys, tai surinko irgi, bet būtų, nežinau, baigęs su 24 kokiais turbūt naudos balas, bet aš sumetėt ant tos trakus. Tai toksai kaip ir buvo, žinai, bet aš jau matau, kad ten tu bus Juančiu iš karto ant suolo, buvo ten atkarpėlė, kad žaidė kartu. Nu, 4-5, bet nu, bus labai mažai komandų, kur tu galėsi žaisti 4-5 su Juančio ir Heisu. Nu, mažai bus. Nu, gerai, gal gali žaisti, sakykime, prieš daugumą komandų, bet, nu, trumpą laiko tarpą, nu, nežinau, 5 minutės. Nu, daugiau nei žaisti, žinai, 15 minučių. Tai sakau, ką atrodo? Atrodo, žinok, man tai toksai kaip pernai buvo. Išvyko, tai taip toksai grįžo tik tai kitas spalva, kiti marškinėliai, kitas miestas. Ta prasme, traką tą metą, nugarą ten tą gražiai ten žaidė, ten ir anuoną įmetė, prasivežimai į kairę, į dešinę, tos savo bairiukus vėl ten su kojytėm išvaikė. Nėra to efekto, ne, kur grįžta, atrodo, kad talentą praradė, kai NBA nepasėdė ant suolo. Nu, jo, žinai, trumpiau negu ten tos nugarinės užtvaros, išsikeičia, eina ant pausto, žaidžia tvarkingai krepšinį, tai toksai vagrinai, toksai kaip klausimas, žinai, kaip bus, kaip Nanas grįžta. Nu, kai su Nanu žais, labiau įdomiau pažiūrėti, kaip Eurolygo atrodys, kai Nanas žais. Tai, bet matom, kai nėra Nano, tai sudėtinga pavo, tikrai didelė. Nanas ne trauma, Nanas, man atrodo, kažkokį rašė virusą pasigavo, tai čia nebus ilgesnių praleidimų. Bet vis tiek. Bet aš ten matau, ta prasme, kaip jie ten dalinsis, ten tų emocijų, ten tų minučių, kaip jie tenai, nu, ten charakteriai vis tiek ir pinigai, ir charakteriai, nu, bus reikalų. Plius Atamanas, žinai, nėra, sakau, iš tų, kur čia labai tenai glosto ir dėlioja, čia paglosto, žinai, va, čia kaip Masiulis pakalbėjau su Vraitu, pakalbėjau su Cisko, patenkinti, vienas nuo suolo, kitas į startą ir viskas važiuojam, čia žaidžiame komandas, nu ten, nu aš abejo, blemą norėčiau matyti, kaip koks Atamanas ten, Nanu, žinai, ten Heisui Deivisui aiškina, ar Šorts, ten, tas man aiškina, jo, čia žiūrėk, tu nuo suolo, čia šitą nežaisi, man neatrodo, kad ta situacija šiaip. Blemą kaip skamba, kas būtų praeitam sezone pasakė, kad kitąmet Pau žais Šortsas, Nanas ir Heisas, galvotum, eik sau, ten pirmi tikrai bus. Tada čia Diosmanas, Jerry Grantas, žinai, tai ten realiai, čia yra kosmos, Juančio, žinai, nu... Sluk. Tai dar Lesoras, jeigu grįžta, tai čia kosmos. O su Lesoru Šūdžiai padarė tą bajerį, kaip mes ir galvojom, kad padarys. Gavo diskvalą vienų rungtynių. Registravo? Ir šitose praleido. Paskelbė, kad Lesoras jau sveikas ir dabar serving his suspension. Bet tai čia Eurolyga turėtų pasakyti, kad netinka. Ne, bet tada turi kitas žais. Jeigu kitas žais, tada reiškia gerai šitas praėjo, dėl tai tikėtina gal jau greikas dėl ponisim Lesoro, nes jeigu ne, tai skaičiu, taip nesidaro. Visų pirma, tai čia ta viena rungtynių diskvalifikacija jokingas dalykas. Nu, jokingas, tu buvai. Kaip traumuota. Tu buvai, nu, nepersirinkęs, ta prasme, tai tu, nu, kas čia per. Bet o ką tada siūlytum, ką iš Eurolygos? 5 rungtynės buvo. Ai, tokį? Tokį baninai ir viskas, ką. Dabar gali žaisti, 5 rungtynės žaisti, ta prasme, kad čia jisai persirinkęs, pasveikęs ir taip toliau. Nu, nesąmonė, vienas, bet jis tiesiog būtų NBA. Tai kiek būtų? Kokius 25 grajus būtų davę. Nu, tikrai mėnesį nežaistum. Gal labiau. Pas juos net antras buvo, Lesoras grįžta, bet... Nu, tai čia normalu. Nu, čia nenormalu, tai tikrai nenormalu. Užtat atsiprašydamas fanų, Janakopolos prezidentas pasakė, kad jeigu nepateksim finalo ketvirtą, sezoninį bilietą kitam sezone visiems dabartinių bilietų turėtų su 10% nuolaidą skamba, kai žiūrėjai prekybos tinklo, kokia prasta akcija. Bet labai prasta akcija. Ja. Užkels kainas dar ir sakys, va, 10 bilietų. Sakyk, žinai, va, neišeisim į finalo, sezoninį bilietą turėtojai prasitęs ant haliavos ir kitiem metam. Nu, bent jau pusė. Bent jau pusė. Pusė irgi būtų stiprus 10%. Nu, žinai, viską haliavo, tai žinai, irgi šaibas vis tiek renka, tas daug iš taško, aišku, ten ir taip toliau, bet 10%, tarsi, man, pažiūrėjau, aš iš patirties, aš pamatau 10% nuolaidą, kur nors, tas man jokios emocijos nesukelia, tarsi, kad, va, o jo, nuo 30 prasideda. Dabar tos laikus, kad jau reikia, nežinau, 30-40% nuolaidą, tada jau galvoju, o čia gal reikėtų gal kažką pataupyti, nu ką 10%, kokia čia nuolaida, čia nenuolaidas, čia labiau juokavimas, bet šiaip liūdna būtų, jeigu Pau nebūtų ketvirtą. Nu, iš tos pusės, kad... Nu, bet žinai, yra vertesnių. Ne, aš kalbu, kad Atėnuose ketvirtas, nu, Pau vis tiek sudėtis, nu, kosminė, nu, prarastum vis tiek produkto. Nu, tarsi, įdomumo tikrai prarastum, nu, žiauriai daug. Aišku, tada iš kitos pusės kažkas juos aploštų. Tai būtų, nu, žinai, istorijų irgi kitų kažkas, nu, patektų į tą ketvirtą, nes laisva vieta atsilaisvintų. Bet... Net ir tie patys pliofai, liūdnesni turbūt be Pau irgi ten su visais yra Tamano bairis, tai to faktas reikia. Bet šiaip atrodo, čia pliofai jau
netoli. Ta prasme, čia įeiti kažkokią formą, kad, kad jau tavęs bijotų, tai ar dabar kažkas bijo, ne, Paryžius atvažiavo, ramiai sužaidžia. Balandį turbūt jau pradeda. Taip, čia balandis už mėnesį. Čia nebėra čia jau to tarpo, žinai, kad čia jau, dabar jau smūgiuosim ir įeisim į formą, nes taškai tos savo pergalės, ir įdomu bus. Tai, aišku, mums tik tai įdomiau, kai žiūri, kad Pau 10 vietą, čia yra visiškas kosmosas. Čia neįtikėtina. Valencija 2 vietoj, Pau 10. Ir Žalgiris per vidurį tarp jų kažkur. Jo. Neįtikėtina dalykas. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kaip ir spėliojom, taip ir įvyko. Silveinas Francisko tapo naudingiausiu 29 turo krepšininkų Eurolygoje ir tai yra trečias jų toks jo apdovanojimas karjeroje. Vieną turėjo praeitam sezone, vieną turėjo šitam sezone. Skirtumas tas, kad pirmą kartą dabar tik Cisko tapo naudingiausiu, nes abu kartus prieš tai su kažko dalindavos, vienodai to EFA surinkęs būdavo. Tai aš tau ir prieš laidą paklausiau, kaip galvoja, ar grįžta Cisko su šitą formą vėl kažkokia į kalniukas naujas, sakyčiau. Žalgirio irgi kalniukas, ar grįžta Cisko į realias diskusijas dėl sezono MVP? Tai šią dieną grįžta, jeigu žiūri lentelės. Tai šią dieną netiek daug ir liko. Bus vis tiek lentelės žiūrėsi. Tarsi vis tiek tu žiūrėsi, kad, Jiegi neduos kaip LKL aklai, kur viską pralaimėjo, bet jeigu naudingiausias buvo, tai MVP turėtų... Nebūna taip, Eurolygo nebūna taip. Tavo komanda turi būti aukštai, bet tokia... Nes pernai tarp Nano ir Vezenkovo rinkos, buvo aukštai abu. Jo. Nesirinkstų ten iš 10 vietos. Ne, bet dabar, žinai, Oli yra aukštai, žiūriu, kas yra top 5. Tai aš, pavyzdžiui, Maiką Džeimsą iš karto išmetu, ir naudinimo balų skiriasi 5 nuo Vezenkovo. Beveik 5, 4,8. Čia, aišku, šiai dienai. Jis net nerenka 20, 4 renka 20 ir daugiau, tai čia apskritai šiaip yra, solidus skaičiai, kalbu apie Francisko Milutino, Bryantą ir Vezenkovą. Milutino turbūt irgi galima gal, nežinau, plus dabar trauma, nežinau, bet į ką žiūrės, tai Vezenkovas, Elijah Bryantas, manau, kad vis dar lieka irgi pretenderis. Jeigu Hapoelis išsikapsto, turi geresnę seriją, dabar apsilašė, laimėjo prieš Milaną, tai lieka jisai irgi. Ir Cisko. Ir Cisko. Tai. O Nanas, sakei? Nanas, aš Naną išbraukęs iš apstai, jis daug, kiek čia praleidęs, aš 22 sužaidęs. O gerai, pavyzdžiui, galėtų... Bet Nano naudinimo balų vidurkis yra 18. O galėtų būti diskusijų... Ir Pau 10 vietų seniukai. Talent Horton Tucker. Pau 10 vietų seniukai. Taip, bet sakei, po sezono dar pasikeis, tikėtina. O gerai, Feneris laimės reguliarkę, gal net su atotrukiu, kol neduoti, nežinau, Wade Baldwin arba Tuckeris. Tuckeris renka po 14 balų seniukų, 14,7. 25 iš 25 vietos Eurolygoj. O Baldvinas? Baldvinas yra aukščiau. Baldvinas yra 10. 18 renka, ne? 17,3. Bet vėl, 17,3, žinai, jo, tu laimi reguliarui, kas greičiausiai bus Feneris, greičiausiai laimės tą reguliarui, bet 17,3 ir kaip dabar, pažiūrėjau, Vezenkovo 23,4, 6 balai. Taip, žinau, kad kaip ir pernai, kai Vezenkovas priprovokuoja pražangų ir taip toliau, bet šiemet, pavyzdžiui, pernai labai visi kalbėjo, kad Vezenkovas priprovokuoja pražangų ir metė daug baudos metimų. Vezenkovas šiemet provokuoja tik po 3,4 pražangos. Pavyzdžiui, Boldinas provokuoja po 4. Cisko provokuoja po 4,8, kaip ir Elijah Bryantas. Tai čia labiau tada tiktų jau Elijah Bryantui ir Cisko, kad va čia susirenka 4 naudinimo balų iš provokuotų pražangų. Bet aš, pavyzdžiui, aš apskritai šito matavimo nesuprantu, tai išprovokuota pražanga, tai yra naudingas dalykas. Tu išprovokai pražangą, ypač jeigu tu bonusų situacijai. Jis net dvigubai naudingas. Tu nemes baudų metimų. Ir plius varžovą po truputį eliminuoja iš. Tai Vezenkovas meta po 5 baudas. O jeigu neturi išsireikėvęs, pasakai, kas daugiausiai išprovokuoja pražangą Eurolygoje? Neturi išsireikėvęs. Nes su 4,8 Cisko dalinas 2-3 vietą su Elijah Bryantu, o vienas yra 5,7. Toks išsiskiria ženkliai. Ir jau kalbėjai apie jį. Maikas Džeimsas. Apie kalbėjo apie jį? Taip. Kas, Nanas? Ne. Iš pirmų mūsų apkalbėtų rungtynių. Ne, iš šitų, iš Panathinaikos Paryžiaus rungtynių. Nadiras Hifi. 5,7 fall drons per rungtynį. Ja, matau, 5,7. Nu tai... Bet ką, tai man tai čia yra naudingumo balas. Tai naudingumo balas plus tu baudų metimus. Tai Hifi metė po 5,9 baudos per rungtynės. Tai man tai čia viskas logiška. Tai Cisko irgi metė po 5 baudas, beveik po 4,9 baudos. Tai
Man tai čia yra... Penktas Cisko pagal metamas baudas, o Hifi pirmauja. Mike James 5,5 metų, Monekė 5,4 metų, Vezenkovas 5,1 metų. Nu, tai čia aš manau, kad viskas čia krepšinio dalis, ta prasme, tai čia taip yra. Tu uždarom 3 kandidatus, Vezenkovas, Cisko ir Elijah Bryantas? Nu, tai čia turbūt šiai dienai. Šiandien, nu tai faktas, atidarysim tą diskusiją kitose laidose, bet šiandien uždarom. Ne, tai top 3 dabar, pavyzdžiui, iš ko kandidatų, jeigu reikėtų atsakyti dabar, jeigu man reikėtų sakyti, žiūrėk, pasidaryk lentelę, pažiūrėk pagal tai, kur komandos yra, sakyk, 3 išvardinti, tai išvardinčiau 3 šitus, bent jau aš. O ar galima įtraukti Francisko į diskusiją kaip labiausiai patobulėjusio sezono žaidėjo, ar čia turi būti tas šuolis kažkoks kitoks, nes jis kaip ir lyderis buvo ir praeitam sezone, bet tarkim ta visa kokybės prasme ir procentų prasme, net ir pačių skaičių prasme, metė 14,5 taško, 4,5 rezultatus perdavimo darė ir 15,5 naudingumo. Nu tai po kokių gerų 30%, žinai, kiekvienos tetso dadėjas, bet yra turbūt vertesnių, ne? Tai ir ta šuolį daugiau padarius. Ta pati Hifi turbūt, žinai, gali turbūt išskirti, žinai. Nuo labiau netgi tapęs lyderis. Nuorą turbūt gali išskirti, žinai, nu yra tų žaidėjų, kurie... Nuorą dar aš ant tavęs šitą atsivėm, kai tu praeitam sezone kažkada, sakiau, čia paleidžia Efesas, gal Žalgirį ir išsityčia iš manęs, kad sakai, kam tu tai neimčiau, dabar neimčiau. Ir dabar neimčiau? Ne. Nu, kieno pozicija. Nu, jisai skoreris, jisai visiškai kitoks negu Masiulis žaidžiai. Nu, jis nėra 2 prieš 2 žaidėjas visų pirma. Jis nori žaisti Taizo ir taip toliau, bet ne... Bet vietoj, pavyzdžiui, Butkevičius ar Bulano, jeigu turėtum Nuvorą, tai vis tiek matau kokybės. Bet tai nesigina. Negynybinis žaidėjas. Tik talentas ataka. O atakui tu turi, ta prasme, taip, jeigu tu turėtum vieną, kaip, sakykime, antros pozicijos žaidėjas, nežinau, vietoj Cisko dabar ar imtum Nuvorą. Nu, pavyzdžiui, Cisko paleidė, pasiėmė Nuvorą. Nuvoros kaina irgi tokia. Būtų lyderė. Tu aktyvo kaip lyderį komandos, ja. Nepagrintas žmogus. Aš statai aplinkį žaidimą, nu aš tai pagalvočiau labai stipriai. Nu vėl, žinai, vienaip matėjai Efese, dabar kitaip matom, kaip gal dar Žalgiris. Šiaip geras žaidėjas, po to, kaip atrodo, kaip pernai, ten tiesiog tą taraką mesdavo ir viskas, nieko nedarydavo, dabar veržėsi ir vidutinius tos metai tikrai... Man tai Elijah Bryantų tokie pusbroliai, tokie panašaus... Nu tik Bryantas gal daugiau gali, gal nugarai krepšį dar sužaidžinai, nu fiziškesnis gal kažkiek, bet Nuvorą gali stabiliau gal... tą traiką pataikė. Nežinau, čia labai skirtingi dalykai, bet, aišku, Bryanto pataikymas irgi iš traiko beveik 40 šiemet, tai tas, Bryanto sezonas irgi yra įspūdingas. Bet prie Most Improved turbūt Nuvorą, aš galvoju, pagrindinis. Ne, tai Cisko irgi improvino, šiaip pakankamai nebūtų gal Most Improved, bet, pagal tai, mes, aišku, matai, labai žinom, labai lyginam, nes daug analizuojam, daug matom, matėm, kaip buvo pernai, žinai, kokie sprendimai. Ir taip toliau, kaip žaidžia komanda, kaip žaidžia savo. Opstas galėtų būti prie Improved irgi, nes su to irgi šuoliu. Opstas galėtų būti taip. Ir matom, kaip atrodo be jo Bayernas kelias rungtynės. Čia tas irgi tiesa. Nu tai rastum tikrai, bet Cisko jo, ar gal nemaus sakau Improved, bet kiek improvino, tai tapsime tikrai labai stipriai. Tai, ir šuolis vis tiek tu po 29 turų būt su 20 naudingų valų vidurkiu, yra reikalų visą sezoną taip žaisti, kur mes čia galvom prieš sezoną, kur ten dėliojom taškus, atsimeni, kad čia bus rezultatyviausias Gosas, Cisko, čia apie 12 dar kažką, gal čia netėtumė, tai čia, man atsimeni, 12,5 gal sakėm kažkas tokio. Tai nebėr tos laidos lyg archyvas, ištrynti iš YouTube, bet aš puikiai atsimenu, tai čia dabar, tai taip, bet aš prisipažįstu, aš tikrai nesikėjau, kad Cisko gali su visa šitą konkurenciją, vis tiek mes dėliojom, kad daugiau žaidėjų, daugiau opcijų ir taip toliau, tikrai negalvoju, kad 20 F turės, pas Cisko negalvoju, kad 20 F turės su šitą konkurenciją. Šią sezoną pradžioje tokią šventvagišką mintį turės, kad tiek Cisko galėjom parduoti Cisko už išpirką kažkam, nes nereikia, žinai, tipo Goso, čia visi įgiai sirviai. Bet tai čia normalu, tai taip, čia viskas ten. Oi, tai jį sirviai ten net neįkrentas pelio. Nepapuola į 12, mes ten po 7 taškelį, 8, man atrodo, čia. Bet čia, okei. O dabar šiandien patvirtinta, gal vakar, kad Cisko ir Prancūzijos rinktinės kapitonų netgi paskelbtas, tai va, tą savo statusą krepšinėje užsiaugino per metus. Netgi galim sakyti, ne nuo Tomo Masiulio turbūt ateimo į Žalgirį prasidėjo ta nauja era. Į vasarą dar galim kažkiek grįžti, kur jau irgi gana rimtoj Prancūzijos rinktiniai, aišku, labai aptrupėjusi rinktiniai, kur ten būtum dar vieną sudaręs, bet jis ten buvo svarbesnis, negu buvo galim galvoti, koks jis bus, ne, čempionato metu ir gal irgi tai dadėjo tą tokį dar plius psichologinį, kai jau tu gali ten, o aš galvoju, va toks Cisko, kuris nežinau, ar ten kitam sezone bus Barsos, koks nors Vendys. Sakykime, visiškai Prime Cisko, jisai dar kelia ir prancūzų rinktinės, ne? Jis suokė tokį. Mes pernai gal kažkaip, nevertinom. Neįvertinam, kiek jisai gali būti geras prancūzų rinktinė. Okei, ten daug talento, buvo nukrovęs, bet vis tiek tu gali apie prancūzų ten pilna, ten tų gynėjų kiek nori. Ir galvom, gal neįvertinom, kad jau antiek jau buvo geras. Okei, buvo ten, žinai, ten
tai metimų selekcija Žalgiris, žinai, vienas žaidėjas, darydavo ką nori. Tai šiemet, tai jau tokių pamąstymų turbūt nebūtų po to, žinai, sezono ir matom, kad irgi komandai, kur yra pilnesnė, su didesnė sudim, kalbu apie Žalgirį, žinai, tai ir dabar, sakytum, dabar, sakytum, ar Cisko žais Prancūzijos rinktinį, tai turbūt net nekiltų, žinai, kažkokių klausimų, ar jisai gali žaisti. Net su visom Wembanyama. Tai tai dideli žmonės, tai tu įmėjai, tai čia faktas, kad jisai turi būti, pavyzdžiui, dabar ar Hifį imti rinktinę, ar Cisko. Ar Okobo. Vis tiek Cisko. Aš, pavyzdžiui, imčiau Cisko. Tai čia, bent jau, čia gal mums taip atrodo, bet, pagal tai, kaip jisai žaidžia. Jie ten tą turėjo Kulibalį, atsimenu, bet irgi ten Ciskui realiai dar praeitą vasarą kaip ir nusikonkuravo. Taip, ta konkurencija pas juos tikrai didžiulė, aišku, tai prancūzijos rinktinė, bet, visiškai prime, aš net nebijoju, kad čia visiškai rinktinės, netgi prancūzų rinktinės kalibro žaidėjas, tai faktas. Tau po kviziuką kiekvieną laidą ištraukiu tokių, bet tokia mano, žinai, tie tokia nerimti. Nepasiruošęs ir dar neatsimenu, kada būčiau atsakęs nors vieną. Ir pas mane ta informacija nėra tokia labai oficiali, nes nepatvirtinta. Tai primečiau, kad nes jau per visas, tu pabandyk atspėti, kiek komandų dabartiniai Eurolygoje be Žalgirio turi savo gretose bent vieną buvusį žalgirietį. Kaip kiek komandų turi buvusį... Bent kokį buvusį žalgirietį. Bus daug. Pavo, Ly, gali ir taip. Hapoelis, kas dar? Makabis, pavyzdžiui, Milanas, pavyzdžiui. Tai Bayernas. Feneris. Daug čia. Jeigu Šarą įma. Kiek 10? 10 skaičiau. Iš 19 turi bent vieną žalgirietį. Nes taip, tai, žinai, pas serbus liktais nėra, nes Dimo neskaičiau, nes jis tik liktais jaunimo tose nebuvo. Ne. Pas Partizaną tenais nėra, pas Realas berods neturi, žodžiu, mažiau neturi negu turi, tai va toks irgi gana įdomus. Donoras, kaip tai vadino, donor. Jo, kaip futbolė būna koks Ajaxas, žinai, kur... Tai čia Šaro palikimas, didžioji dalis prie Šaro žaidė. Kur Šaras pasirinkdavo, Šaras padarydavo žaidėjus ir dabar, didžioji dalis tikrai bus, kur žaidė prie Šaro. Tai Myčiš, gali lydėjus. Heisas. Anksčiau buvo dar daugiau, žinai, dar buvo Brandon Davis, buvo... Nebuvo ne prieš Šarą žaidė. Nebuvo ne prieš Šarą žaidė. Ne, man atrodo, ne prieš Šarą. Daug. Grįžtam dar į turą, irgi vienas iš tų sensacingesnių turbūt rezultatų, nors nebūtinai, bet dar kart parodo, kaip Martynas puikiai ateitį rydina, tai Makabio pergalė Monake. Gerai, šitos nebuvau priskaičiavęs, prisipažįstu. Sakiau, kad Makabis kills, bet šitos pergalės neskaičiavau. Bet šiaip nenustebino, nes... Kol mes šneka, mano kompas lygiai 4 kartą restartą daro. Mačiau, kad čia spaudinėjai, viskas gerai. Niekas nemato, kam tu čia pasakėjai, išduodi. Tai tau. Šiaip, tai ką, Maikas Džeimsas neatėjo į grajų, ir viso gero, su Okobo neatėjo irgi, Okobo 3-13 metimai, Maikas Džeimsas 2-9 metimai. Jis vienas iš svarbesnių pabaigoje metė trajakų Džeimsas ir tokį pataikė į tolimą lanko dalį, nuo kurios atšoko praktiškai į autą, pagalvojau gal specialiai. Bet, kad nemokat bafkai, laimėjau taurę, darim nemokat bafkai. Skandinsiu dabar. O Makabis šiaip truputį gėda dėl Monako, nes, kaip čia, gal negražiai išsiaišku, kad gėda, bet, nepasinaudojo šansų. Tai Clarkas visų pirma gavo traumą trečiam kėliny, žinai, tada... O ten rimta, aš pačią epizodą nemačiau. Jam ten kažkaip krempą, ten pradėjo jam tą traukojot, bet jisai iššlubavo iš arenos ir nebegrįžo. Atrodo, kad krempą, ten bent jau komentatorius taip sakė, tu paskui... Tai buvo Mešlungis, ne? Jo, Mešlungis buvo, bet, nežinau, iššlubavo kažkaip, paskui, nežinau, gal taip... Nes jeigu jį praranda, tai aš nežinau, ar ten Amitei buvo labai padengs nuostolius. Tai Downtoną ištraukė, Downtonas dar tą lemiamą dvitaškį, metė ir baudas, lemiamą sumtą, kur turbūt net turėjo nežais, bet prie ko prieinu, kad ten paskui žaidė su Lavi, Di Bartolomeo, trečią kėlinį ir Blatų, žinai, kur atrodo, kaip Blatas geras žaidėjas, bet ne šalia tų. Ta prasme, kur atrodo, kad jau viskas, Monakas turėtų perlaužtas rungtynės, bet neperlaužtas. Aišku, ten to Walkerio, žinai, atkarpa. Storkino žiauriai svarbus buvo trajakas, žinai, tam 4 kėlinį. Ir naglas. Toks naglas išbėgas, žinai, kaip koks metik. Aš jau live žiūrėjau pasakyti 6 minutės. O Monakas, tai lemiamų takų nesusimetė, ten paleido ir tas emocijas, žinai, ir panašiai. Nuo pat rungtynių pradžios, tai Monako šiaip toks skaudus pralaimėjimas, Makabio gera pergalė ir šiaip, kai tos rungtynės vyko, tai man šiaip nenustebino. Lem žiūrėjau tą Hordą, koks jis žvėris, būtų įdomu pamatyti Hordą, kur nors, nežinau, elitiniai komandai ir galėtų žaisti. Aš, žinau, net vakar irgi apie Hordą, žinai ką pagalvojau, kai mes ten rinkom, kas galėtų Tubelį pakeisti, kad neturi tokių žaidėjų, galvojau, Hordas ir ten. Hordą galėtum į 3 poziciją, kokį 3, 4 tokį turėti, bet aišku, jau keičia. Ir Sučiolui mūsų tiktų.
Lemba žiaurų žaidėjas tikrai. Tik bėda, kad ne mūsų kišenė turbūt, nes ten Yra kišenė gili. Blemba, bet ta gili. Pleinai, playoffai, dar 2 ekstra grai, pusantro lemo, ten žiūri, kad jau yra ekstra žaidėjas. Ne, šiaip man tai žiauriai patinka, jau pernai man patikto šiemet, nežinau, ar Makabis jį išlaikys ar neišlaikys, nu aš manau, kad visiškai kalibro to, kur gali žaisti bet kokioje vos ne elitiniai komandai, žinai, ir opcionas būtų, jeigu kas nors norėtų, žinai, būtų laisvas pasirašyti, nu, aš manau, kad tikrai ne viena komanda atsirastų. Čia, man to prasidės, kai praeitą vasarą su Makabiu, tai reiškia gerai metę šaibų. Tai turbūt visi dažniausiai. Bet, žinai, būna, kažkas nepatinka, bet skau. Walkerio, aišku, ten lemba. Tai metimų selekcija, toks dėžavų jausmas, kaip pernai būdavo po traumos grįžo, aišku, ten buvo svarbu, kur patraukė, tai žinai, ten tą vieną kokį metė pirmam kėlinį, kur ten prasiveržė 10 ranką, čia taip išlaikė čia iš... Tokį sukėlė ten, paskutinį tą sekundę, bet... Bet norėčiau aš daugiau matyti, man važinai po vieną, du, jis išmes džemperį tolimą dažniausiai. Bet metimų selekcija buvo, pirmą traką ten tą įmetė, paskui 2 toks, nu, ten lempinis, iškart keičiai, ten grįžta vėl, iškart metą. Bet ten palauk nėra, aišku, okei, 3 iš 9 nėra labai, žinai, blogas, bet ten turbūt galėjo būti 3 iš 6, jeigu normalus metimai, žinai, bet vis tiek svarbu, kad grįžo, žinai, po traumos ir šiaip neblogai visai atrodys. Tai Monakas rizikuoja, čia Monaką mes, žinai, prieš mėnesį dėliojom, aišku, iki ten tų visų finansinių problemų ir taip toliau, dėliojom į top 3-4, Final Four komanda dabar. Tikrai be play-ino buvo dabar čia projektuojama. Play-inas skamba kaip visai toksai geras rezultatas, dabar pas juos atvažiuoja, neatsimenu, kažkas žaidžia, su tvarkaštis irgi yra. Kitos tai nebus rimtos rungtynės. Ne, paskui. Žinutėse kitam jau turėjo. Bet jiems užtenka Monako šito Makabio namie, tai viskas, rimtai žiūrint jų tą formą, bet Blosungėjimas šiaip iš tikrųjų... Jo, Monakas pas Fenerį, atsiprašau. Aš sakau, nu tai jo, sakėt, pas Fenerį, jo. Tai žiūrėk, gali Monakas po kito turo jau iškristi iš 10-ko, nes Dubajus žais pas Partizaną. Nu ir Blosungėjimą reikia paminėti rungtynės tikrai. Karjeros rungtynės 3-3 F, 5 taškai, įspūdinga energija, lipimas, ten realiai tik tai ant jo ir laikės. Nu ir aišku, Monakas be Mirotičius negali žaisti, nes Mirotičius nežaidė, tai Blosungėjimas pasėmė ant Kodensą. Mirotičius jie galėjo tiesiog nepasirašyti, sakyčiau, niekas tai komandai nei pridėjo, nei tik pinigų kainavo, pagilino finansinės problemas. Nu ir žinai, sakau, su Taisu ten tą gynybą ir tokių žaidimų, sakau, Monakas dabar, ypač kai dabar pralaimėtintų problemų lenda, žinai, Džeimsas, nu žinai, aišku, jie nepatenkinti tos, žinai, pinigai ir taip toliau, bet nu, atrodo, kad situacija nėra labai lengvai valdoma ir nežinau, ar ją suvaldys apskritai dabar. Toksai, man atrodo, kad, žinai, kai būna įsimeta tokį nuotaiką, kur jau nelabai žinau, ar kiek ten iki galo tiki, kad gali dar čia kažką pataisyti ir taip toliau. Kiek vaduoda tie dalykai, taigi to talento tai pačiai komandai padaryk, kad nebūtų to šoninio kažkojo triukšmo ir jie toliau savūtų. Tai va ir viskas išsijungia. Nu, bet aišku, čia Eurolyga, žinai, tu išsijungi 2-3 savaitėm ir kiti lieka tam režime ir įsijungia, nu ir viskas, viso gero. O palauk, tu man primink, kai mes praeitą laidą spėliojom, tu sakei, kad Makabis iššoks į 10 vietą? Ne, aš sakiau, kad 11, man atrodo. Ai, 11. Man atrodo, sakiau, kad 11. Bet sakei, kad kažkurie iššoks ir kad kažką išstums, ar kad liks tas pats 10-ukas? Aš nesakiau, man atrodo, kad iššoks. Aš Monako dėjau 10, man atrodo, jeigu... Ir Makabio 11, ne? Jo, man atrodo, kad taip. O aš sakiau, kad Dubajus išstums Monako iš 10-uko ir artėja, ne? Šitą prognozę, kad Monako jau ir turi, realiau turbūt matai, kad... Per vieną taškelį. Nu, aš vis dar kažkaip tikiu, kad jie kažkaip gal, nu, žinai, gal užteks, tu nereikia tau čia laimėti, žinai, iš 9, kiek čia likus rungtynių, 6 tau nereikia laimėti. Ten gal, žinai, gerai sukritus, gal 4-5 tikrai užtektų, tai, žinant, vis Tauro lygą, bet, nu, šitas pralaimėjimas nuskaudus, tikrai, šito net skaičiavau, šito neįmaka, žinai, pergalės neskaičiavau, bet... Nu, bet ką, nu, tik įdomiau, čia mes kalbėjom, kad ten tos 3 pergalės, žinai, kur 3 pergalės atotrukis buvo, kai Žalgiris buvo plynai, čia galvom, kad viskas plynai, dabar žiūri, nu, vėl nebėra to dalyko, viena pergalytė tarp brūkšnio, Panathinaikosas viena pergalė nuo 11. Bet esmė, kad Žalgiris nebe ten. Žalgiris, jo, bet aš žiūriu bendrai visą tą paveikslą, nes tada buvo 3, o dabar žiūri, kad Pau yra, nu, viena, kad ir kaip keistai skambėtų, Dubajus turi vieną pergalę mažiau, kur čia Dubajų mes ten buvom ir nurašę ir panašiai, o čia dabar, vėl namie apsilošė, nu, ir ta situacija vėl, nu, įtempė, vieną pralaimėjimą dar patyrį, gauni nuo Olimpiakosų išvykai gauni, tie laimi tos komandos ir žiūri Pau, čia mes jau kalbėtume ne tik apie playoffus, žiūri gal. Panika, reikia laimėti. Kaip galvoji, kris nors vieną trenerio galvo iki reguliaraus sezono pabaigos Eurolygoje? Lemba jau, man atrodo, kad perėjo tas deadline'as jau. Nebeverta, ne? Nu, žinai, Tom, labai sunku kažką naujo turbūt atsivežti. Ir ką atsivežti, ir ką tu dabar čia labiau
labai rizikuotų. Aš taip įsivaizduoju, kad labai rizikuotų. Tos komandos, kur yra pačioj... Žinai, kaip būna tą finalinį sukretimą padaryti, kad... Tai gerai, galim pažiūrėti, kam. O kam tas finalinis sukutimas gali būti? Iš tų komandų, kas Monakas paleis, neturi jeigu baigęs registruoti ir trenerio nebegali registruoti? Gali, trenerio man atrodo, kad gali, bet antrodo, aš nežinau, gal klystu, bet manau, kad čia tik žaidėjams skirta. Ok, tada. Tai, dabar ką? Iš kurių komandų? Ataman. Ką žinau? Tai va, jeigu žiūrėtum turnyrinę lentelę, tai realiausias kandidatas. 2,7 lems mokė algom ir ant ribos. Nerealiausias, o logiškiausias. Monakas nekeis, nes man atrodo, kad nelabai ten gali registruoti turbūt žaidėjai, tai trenerių turbūt negali. Nu ir plus ta situacija, Babs neturi. Išmetė Tamaną, pasiėmė Spanulį ir Olimpiakosui va tokį. Jauti kaip čia koks fantastikos. Šitstormas, neįt Spanulis Panathinaikosą treniruoja. Bliama ten turbūt, nežinau, tai žaidė Panathinaikosą, žaidė paskui Olį, viskas ten tas chaosas tenai prie namų. Nu dabar nauja čia ta karjera. Dabar grįžti. Nuresėti. Čia tai būtų istorinis įvykis. Graikija būtų to nematę išsikraustų iš proto ir Olimpiakosų fanai, ir Panathinaikos. O laimingiausias būtų Bardzokas, sakytų. Jo vieta, žinai. Niekas nerastoja už nugaros, domės niekas nebekas. Ne, aš manau, kad Spanulis vis tiek yra būsimas Olimpiakosų treneris. Tai čia. Ir nemanau, kad Panathinaikosas nominės trenerį. Šiaip būtų pats savo. Janakopolas, ta prasme, pats savo, jisai čia savo išsikastų duobę. Jo, čia tiki. Juos matai, žinai, dėl ko nenuims tą taurę, kad laimėjo, ne? Jeigu būtų taurę prakyšę Olimpiakosui, va dabar, žinai. Aš nemanau, kad minėtų vis tiek. Ką tu paimsi? Trinkieriai. Žalgiriui būtų gerai, dar stūpytume 100 štukų. Taip tikėjausi, kad jį kas nors paims ir Žalgirio biudžetą kažkiek tais pagelbės, bet panašu, kad teks iki sezono galo jam mokėti. O daugiau, žinai, Barsa jau pakeitus treneris, Zvezda yra ten, kur yra, be šansų, Žalgiris, Hapoelis, Hapoelis. Buvo ten reikalų su Hapoeliu. Nėra Madridas, žinai ką, ne, Oli ne, Valencija ką, ne, Feneris tuo labiau, ne, tai ten paskui žiūri užbrūkšnant, tai Dubajus ne. Ar man ne, Makabis jau ten kalba apie pratesimą, mačiau jau... Jo, jie ten apie Katašą, kad ką turi tipo Įtūdis ir ką turi Katašas dispozicijai savo, kad daug geriau žaidžia Makabis pagal sudėtį negu Hapoelis pagal savo sudėtį. Šiaip vakar pakankamai, žinau, buvo, prieš Monakos rungtynes pakankamai solidžiai, ir plus trauma, tai man labai viską ten normaliai. Bet jiems tas atsilieps, jeigu iškrydo Clarkas rimtesniam laikui, Liunbergas irgi gaut ir, Amitė buvo pasirašę, pamenat vaikinuką iš Kėdainių Nevėžio, kuriam vis dar, man atrodo, Kailos įstų rekordas priklauso, bet ten tokia klaidų malonėlė. Tas Di Bartolomeo tavo gynėjai, ta prasme, ir tas Daunstinas, kuris net nežaidė, jį pasirašė ten ilgam 3 metų, man atrodo, bet, tau duoda tik tada, kai jau du sustrumuoja ir tada tik tai žaidė. Tai sudėtinga situacija. Šiaip kita savaitė verta laukimo, po tų pasimėgaukim arba nesimėgaukim, bet rinktinės dabar kelias dienas. Ką reiškia nesimėgaukim? Žinai, tai čia Lietuvos rungtynės pažiūrėti, negi žiūrėsi rinktinių kažkokių kitų atranką ten kažkas. Žinau, kad čia nežiūrėsi jau. Ne, vietoje, bet tai čia toks, čia tiesiog kaip pareiga, žinai, o Eurolyga žiūri ne tik Žalgirį. Tai kitas turas geras ir Žalgiris pas Valenciją, kaip bebūtų, tai yra 2 pirmąjį 6 komandos. Jau Martino nekartą minėta graikų akistata grandų, taip pat Tel Avivo abi komandos irgi žaidžia tarp savęs. Tas pats Monakas pas Fenerį irgi, tai kaip bebūtų, irgi 1-10 komandos. Tai iš tikrųjų turas vertas laukimo. Turime dar ką aptarti šito turą, Martinai, ar kad kažko nebūtum veltui žiūrėjęs? Tai aš vis tiek pražiūriu, koks skirtumas, tai ne viskas yra veltui. Tai... Ne viską būtent nežinau. Fenerį galim trumpai paliesti, sunki ta jų pergalė. Fenerį paskui labai žmonės pyksta, reikėtų Fenerį vieną kokią laidą neliesti, nes paskui pyksta, kad Šarą labai... Visiškai lyderių. 8 pergalė iš eilės apie Šarą. 12 iš 13 paskutinį. Apie Šarą per daug gerai nebūna. Fenerį kas gerai atrodo, tų traumų milijonai, bet jie taip... Vienas iškrenta, keiti po truputį, dabar neteko Mėlį, bet grįžo Bondzigalsas, tai realiai be jų nebūtų daug sunkiau Šarui. Man patiko sprendimas nebesitraukti jokių naujų ten bandymų kažko iš NBA. Tai nes grįžti vis tiek dar tie žaidėjai. Plus tavo situacija yra gera. Mėlį irgi rašė 8 savaitės, o ta pati trauma kaip Butkevičiaus. Tai dabar nenustepčiau, kad kitą savaitę žais. Ir kažkaip iš Šarą sakau, jis turi tą talentą, čia žmonės gali pykti, bet jisai išlaviruoja. Tai vis tiek. Tų žaidėjų ten yra daug, aišku, ten Hortonas Takeris kitaip žaidžia lengviau laviruoti, ten kosmosus vėl taip išdarinėja, kad 29 taškai, 10 metimų iš 12 žaidimų, 2 trejektus. Sukiša Šarkio ten liko. Ten tie deriniai po taimautų, ten vienas Šaras, taip, jau Šaras, žinai, retai paploja, bus kokius 2 kartus per rungtynės, gal vidutiniškai, gal 1,8 kartų per rungtynės, po taimautų, ten vieną užtvarą, iš handoffas ir didelis turėjo, žinai, savo žmogų atsitverti, tai ten koridorius tiesiog bėgti. Pakrepšinti Šaras.
Va taip pavyrai žaidžiant Ne, krepšinį. ten viskas aišku buvo, kad nu, tas derinys buvo skirtas jam, bet ten tas buvo ten išėjo, sudėtingus metimus įmetė ir šiaip Šaro reakcijos tai būna ir kartais kosminės išėjo, įmetė, man atrodo, kad dvajaką, įmetė iš pokrepšio, įmetė vidutinį, bet sudėtingai, ten atakai laikas baigės, nu ten sudė kosminį, įmetė, tobulą gynybą, ten atšokęs, bet taškai. Nu ir paskui žaidė ten Aizo ir trajeką įmetė, bet nu ten ne pagal Šaro planą, matus, kad tas metimas ne pagal Šaro planas, Šaras taip įmetė. Žinok, nu ne taip turėjo būti, bet trajeką įmetė, bet vis tiek čia Šaro emocijos, tai skau, Šaras vis tiek sudėlioja, Boldinas ten nervuojasi, tas teisėjai. Labai bloga pradžia buvo Boldinas. Man visą laiką girdėti, reikia, ten tas nežinau kiek kartų. Nu, tai vis tiek 17 taškų, 7 F, daug ką pasako, kaip pasižaidėjai, žinai, aišku, tie metimai 17-5, 0-5 trajekai, bet nu, vis tiek žaidžia 30 minučių, tiesiog tokia yra situacija, tų žaidėjų, žinai, yra mažiau, taip grįžo Vilbekinas, bet ten, sakau, bet uždė 3... Ir Dekolo nebuvo, ne? Dekolo nebuvo, jo. Dėl to tai net nežinau, kad... Nebuvo ištelėję, tai žinai, sakau, Šaras, nu, čia, jeigu visi ten būtų jie sveikyti, ten irgi milijonas žaidėjų klausimas, kaip ten. Nu, Tiem turkeliam tikrai neliktų vietos, žinai, sudėtinės, nu, nėra, kaip dar neliktų ir legionieriam, nežinau, kokiam 2-3. Dar Žagarą mes jau visai pamiršę, kad toksai yra, sakau, tai čia... O Partizanas, šiaip, nu, dabar ta pergalė prieš Partizaną atrodo apie nieką, ne, bet reikia atiduoti kažkiek kreditų ir Penarojui. Aš sakyčiau, kažkiek sutvarkė tą tokį... Nu, iš tos rungtynės Kalikas Džonsas grįžo į rikiuotę, iškart 17 taškų, visai kitas žaidimas matosi, kad, nu, kito kalibro, ta prasme, žiūrint, kaip atrodė Partizanas, nu, tu matai netgi po traumas grįžus žmogų ilgai nežaidęs, nežinau, kiek šių 3 mėnesius trūkus nežaidęs. Daugiau nežaidęs. Tai, trekas 0-4, bet matosi, kad galia įmas ant savęs, čia žaidė vos 19 minučių, 17 taškų, žinai, provokuotas pražangas, susimeta, žinai, tos metimus savo iš pokrepšio vidutinius, tai... Šitą Žalgirį paimčiau vietoj Cisko irgi, kai reikės ieškoti. Šiaip jisai geras žaidėjas, kaip žaidėjas, rinkti taškus tikrai skaito grajų gerai ir matos, kad jau prie Europos tikrai pripratęs ir, nu... Šiaip įdomus variantas. Matus, kad toksai, žinai, gali ant savęs, gali ant komandos, kaip kada reikia, tai skau. Partizanas, nu, kažkiek stabilizavo tą situaciją. Nu, gavo ten tą taurę, ten visiškai gėdingai, bet, nu, nebėra taip, kad, žinai, kaip matytum, ten -30, -20, ten tos pergalės. Kaune matėm. Ta didžiausia turbūt fiasko žaidė. Su Feneriu išvykai, žaidė pakankamai normaliai, kad ir Feneris ten, nukraujavęs po taurės, emocijos ir taip toliau, bet, nu, šiaip žaidė visai pakankamai rungtynės, ten galia dar Feneris kokiai tvarkingai baudas susimetė ir laimėjo, buvo, žinai. Pradėjo bauduoti vieni kitus, bet vis tiek pralaimėjimas yra pralaimėjimas, bet nebėra tos situacijos tikrai, kaip buvo prieš tai. Ir Partizano sezoną turbūt geriausiai apibūdina jų ėjimas paskutinę savaitę, kai tikrai tokio turbūt nėra buvę ir tu neprisimins, kad komanda savo brangiausiai apmokamą krepšinį tiesiog išnuomoja Čempionų lygos klubui, kad daugmaž pininktų išėjo. Mačiau, serbų žiniasklaidai buvo data, nepasakysiu tiksliai datos, kai Jabari Parkeris pernai dar žaidžia, sakė, kad aš esu vienas, man atrodo, kad ten skirtumas tarp citatų, nu tarp to, kaip tos citatos ir kad perėjo į Juventutą, tai kad aš vienas geriausių lygos krepšininkų. Jis tada tikrai sakė prieš metus, tai mačiau serbų postą, mačiau Instagram'e, kad ta citata, žinai, ir už metų realiai pasirašai kontraktą su Čempionų lygos komanda. Aš jau ten neskaitis, koks jis laimingas Barcelonoje, kaip čia viską atradęs ir tiek babkių pasiūlė, kad negalėjo bišas nevaryti, bet kodėl neperformina, šiaip kažkiek mistikos. Bet 2 metai 5 milijonai, tai grįž vasarą tikėtina, nu kas jį perims, jie turbūt mielai perlės tą kontraktą, o dabar netgi Badalono, kaip suodau, sutiko dalį perimti finansinės naštos, nu bet ką čia, 100 štukų damokės. 10%. 10%. O kaip Čempionų lygoje, atrodys Jabari Parkeris, kad atėjo, nu nes realiai tai... Nu dabar kaip atrodė, tai jis atrodė... 2,5 milijono žaidėjas Eurolygos, žais Čempionų lygoje. Nu tai čia, nu, mistika, kosmosas visiškas, bet tikrai netrodys taip kaip Eurolygų, nu ir vis tiek tu žaidži, nu, žemesniam lygiai, konkrečiai žemesniam lygiai, ta prasme, čia net nelyginsi, žinai, tai aš manau, kad turės gerų pasirodymų, tai faktas, kad nėra jis toks blogas, turbūt... Taip atrodė, bet nėra toks geras, kad ten 2,5. Ir Barsų pirmą sezoną, jis ten pusę sezoną, taip ten visi kalbėjo, kad ten po traumų, ten pritapti ir taip panašiai. Taip, ten paskui suždė geresnę atkarpą, bet ar jis yra ten vienas geriausių Eurolygos žaidėjų, nu tai aš jau pernai atsimenu iš šios statusio, ką. Nu, bet čia jau jų mentalitetas. Mes, kai jie vasarą, kad čia wow ir dabar čia būsim lyderiai, nu netrodė. Ne, bet tas ir, okei, aišku, Čempionų lygų nenustepčiau, kad ten, žinai, gerai atrodytų. Tai čia tikrai, nu... Potencialą, jis savo tą kokybę tikrai turi ir tą patirtį, tai aš manau, kad bus ir geresnių pasirodymų. Bus ir mano kompiuterio turbūt geresnių pasirodymų. Kito naujo kompiuterio, šitą tai nebus. Turbūt ir lieta. O ką jums geros liksio savaitgalio, žiūrint, kada įsijungėt mūsų laidą, o susitiksim jau po 30 Eurolygos turo. Vis. Kazino Admiral lažybos,
Lažybos, lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.